pirmavom liktai, bet pasakyti, kad man patiko, negaliu. Ir aišku, viską įsprendė antroji pusė ir ypač trečias kėlinukas, kada pakalbėjom, įsiaiškinom problemas ir pradėjom taip žaisti, kaip susitarė. Pasikeitė ritmas. Na ir laimėjom. Šiaip yra keletas dalykų. Per daug leidome mesti lengvų taškų iš greito puolimo. Minusas. Kažkiek per daug buvo momentų, kada įsileidome labai lengvai žaidėjus 3 sekundžių zoną. Nu, daugiau mažiau kiti dalykai gal pavyko. Klausimą. Treneriais Lietuvis ir galiai galbūt pagalvos, kad jau rinktinė yra pasiruošęs po šių rinktinę pasaulio čempionate žaisti. Ką jūs per likusias 6 draugiškas planuojate? Žinote, aš tikrai negalvoju, ką galvoja Sirgaliai, o galvoju, kaip gerinti žaidimą ir kaip toliau dirbti ir visą kitką ir dar sakau, kad visko bus. Nenoriu, kad pagalvotumėte, kad mes nustojom dirbti, treniruotės arba užmiliuoti esam, visiškai netiesa. Bet tikrai pas mus yra ir pakankamai ir tų problemėlių ir jos gal neišryškėjo, gal išryškės, mes tengiamės jas taisyti, treniruojamės, dirbam, o galvoti, kas ką galvoja, tai nežinau, ką sakyti. Ar klausimų bus? Patenkintas Valančiūno ir Matijūno tandemo. Taip, esu patenkintas ir kaip jie žaidžia, tik tai dar kartą sakau, jeigu Donatas jau antras rungtynės iš eilės žaidžia labai stipriai, Jonas pakankamai irgi, bet Jonas dar galbūt nėra tiek daug įsiliejęs į tą europietišką krepšinį ir kai kur ten, kur reikia, nepasirenka teisingos gynybos arba tęsinio, bet tai, kaip jie stengiasi, tai yra labai gerai, bet kartais mes įstringam ten, kur neturėtume įstringti. Ar bus klausimų? Kaip manot, kitos Kauno turnyro rungtynės sudėsime visus šios vakarus? Žinot, suprantat, pavyzdžiui, varžovai irgi sprendžia savo problemas. Pavyzdžiui, Graikija žaidė be Borusio, kas yra labai didelė jėga. Taip, kad čia vertinti, kad mes jau ten labai aplošėm Graikus, taip nereikia. Reikia normaliai žiūrėti, kaip į pasiruošimo etapą. Komandos dar kai kas lepia, kai ką nenori parodyti ir taip toliau. Matėte, tie patys slovėnai pradėjo šiandieną ne visiškai tą sudėtimą, kokie įpratę mes matyti. Gal dar pas juos pasipildys kažkiek tie žaidėjų, taip kad aišku, džiugu, kad mes laimėm, viskas gerai, tvarkojam, bet norim būti normaliam tam darbiniam ritme ir nereikia nei mums kažkokio euforijų ir taip toliau. Trenerių daug dvejonės dar dėl Vilnių pačiam. Atsakysiu jums, aš jums sakiau, kad bet kas bet kada gali atsitikti. Aš nesutinku su nuomonė, kad, pavyzdžiui, reikia nesistengti, saugotis, tada tu nepasiruoši. Tu turi dirbti normaliai savo ritmu, kaip dirbai per treniruotės ir varžybas, jeigu nori gerai pasiruošti čempionatus. Bet ne vienas neapdraustas nuo kažkokių traumų atsitiktinumų ir taip toliau. Ir aš paprasčiausiai nenoriu labai, kad taip įvyktų. Ir dar ko nenoriu, jeigu, sakykime, aš kažką dabar atkabinčiau, jie grįžtų į savo klubus, kur klubai pradeda savo pasirengimą, visiškai galbūt kitokios idėjos, kitokie deriniai. Ir jeigu atsitiktų tą nelaimę, tai jie būtų vėl atgal įsilies labai sudėtinga. Aš noriu, kad visi 14 žaidėjų jaustų ritmą, mūsų rinktinės ritmą. Dėl to yra toks pasirinkimas.